Mūsų smagiausia vieta tai yra rytų pusės terasa, kuri taip pat išsididins. Dar dėsiu polius 2 čia ir dar koks metras išsiilgins stogas. Nes kada mes čia sėdim ir pusryčiam vasarą, atsiveria visi vaizdai mūsų pušyną. Kaip ir gyvename Šventojoj, bet pakankamai atokiai nuo žmonių, arčiau gamtos. Labai mėgstam tai. Papildo mums, mūsų darbuose, mūsų laisvalaikių pakrauna. Pasidariau pavyzdukus su išmatavimais, kaip atrodys mano terasa. Viena ir antra. Čia bus pereinamoji iš vieno namelio į kitą. Čia prasilgins taip pat. Ir viena papildoma vakarinė terasa. Nuleisti saulę ir pasimėgauti saulėlydžiais. Nu va, tokie vaizdai pas mus būna vakarais. Susidėjau pavyzdinius polius, kaip tai atrodo. Išmąstytas variantas, kadangi darbuojuosi vienas, kaip jau sukūriau, išsigaminau mintį, kaip įdėti ir išleveliuoti polį. Tai yra pasistačiau į tas vietas, kur jie bus, simatavau, pasistačiau polius į ten, kurie turi stovėti ir su gulščiuku išsileveliavau, išsilyginau, pastačiau į tiesią liniją. Susikaliau visur, kur iš visų pusių atraminės lentas, kad galėčiau reguliuoti. Tada galiu prisidėti gulščiuką, pasireguliuoti aukštį, kuris man reikalingas. Atsistumiu vieną atstumą nuo sienos, nuo namo, kitą atstumą išsilyginu su kitais poliais į vieną liniją ir pasidarau su gulščiuku lygią tiesią liniją. Susistatau, įsiremiu su pagaliais ir jis man stovi taip, kaip turi stovėti. Įsidėliau į taškus, kur mano bus tada visi poliai ir dabar patrauksiu juos, jau turiu taškus pasižymėjęs ir tada gręžiu skyles ir betonavimo darbai.
Nu ką, pažiūrėkim, ką aš čia parsivežiau putplasčio ir dar viduj vatos. Akmens vatais ant stogo, putplastis tada klijuosis ant pačio namelio sienų išorės ir po to armuosis. Nu va, kaip atrodo iš stogo pusės, tai eina stiklo arba akmens vata, yra mediniai bruseliai, čia yra stogas, mediniai bruseliai gaunasi, apačia yra lubos, tai elektros laidai, kaip matot, tada mediniai bruseliai, tada apšildomoji stiklo vata arba akmens, čia kas po stogeliu jau buvo perkant namelį. Kadangi kada kaminas kaista, visas šitas vamzdis, jis yra išeinamasis iš kamino, jis yra įkaitęs ir garuoja savo karščiu, dėl to jis yra dabar atskirtas betoniniu žiedu. Betoninis žiedas jį saugo karštį, neleidžia pereiti į lubas, tai yra kas po lubomis, tai yra mediniai bruseliai ir pačios lubos, tai yra ar kartonas, ar kažkokia plokštė, kad nebūtų tiesioginio kontakto karščiui su medžiu, su tom medžiagom, kurios degios yra. Tai yra karščio atspari plokštė eina apačioje lubose ir tada betoninis žiedas skiriantis nuo visų šitų lubų stogo, kas yra po. Tada visur apšildomoji stiklo vata, tada čia jis išeina į viršų, čia yra difuzinė plėvelė, taip pat tarpas tarp difuzinės plėvelės ir kamino, ir tada tenais eina jau skarda, mano dėta kalta skarda, dėl to kaip ir karščiai nėra prieigos su degiomis medžiagomis, ir virš skardos yra stogelis, ir tada dar dedasi pats stogas, skardinis, čerpinis ar kokį išsirenka. Ir visą šį stogą dabar, čia kaip ir stogas po stogus, visą šį stogą šito namelio šildau su akmens vata. Pilnai užsidengia, mano kaminas čia pilnai užsidengia, viskas pilnai užsidengia ir apsišildo visas stogas. Taip pat akmens žiedas jis užstoja ir nuo mano atraminių dešimtukų, tai yra 10x10 cm balkių, kurie yra atraminiai, ant kurios stovi stogas. Šitie dedasi ir sukasi prie sienų. Ir taip pat tada tas betoninis žiedas atlaiko tą karštį. Aišku, pats kaminas jis neprivalo būti taip arti kraštas, gali būti kažkur centriau, kažkur dar, priklauso, kur jūs norite turėti savo židinį. Man tiesiog gavosi taip arti to atraminio balkio, dėl to betoninis žiedas jį atlaiko ir palaiko atstumą ir neleidžia karščiui pereiti prie medžio. Nu ką, stogą apsišildžiau, prisidėjau vatos, nemažai čia gavosi po 5 cm, 10-15, kokį 20 cm sluoksnės vatos, kur nedaugiau. Šalčiai atėjo, reikia skubėti, bet jau smagu, jau stogas šiltas, jau nelyja ant galvos, ant stogo, beliko sienos. Taip pat šiandien užsakėm, to atvažiuoja kondicionieriai du, tai yra šildomieji, kurie ir šildo ir šaldo. Kodėl mes norėjome ir elektrinius papildomai įsigyti, kad jeigu nesam namuose, galime užstatyti temperatūrą ir kad jinai laikytųsi. Bet kaip ir nesam priklausomi nuo namų, pastoviai būti juose, kūrenti ar prašyti kažkieno, kas ateitų ir pakūrentų. Pasitaiko, kad būna kelionės, būna darbinės kelionės, būna poilsinės kelionės, būna
įvairiausios išvykos ir tuo atveju, jeigu žiemos metu nesame namuose, yra negerai, kada namai nešildomi, šąla, drėksta. Tai vien dėl tavo sakym, tas elektrinis šildytuvas. Ir rytoj atvažiuoja, žiūrėsim kaip kas žingsnis po žingsnio ir mūsų planai realizuojasi. Tai kol kas tiek, judam toliau. Nu ką, kimbam į darbus. Kam įdomus mano video, sekite mane toliau ir sakau iki kitų pasimatymų. Iki.